Vilmos ir Mažeikių. Manfredas skambina. Sekundę reikia. Šiandien jai suėjo 22 metai ir yra šiandien jos gimtadienis. Būtų labai įdomu šiandien kaip nors ją išdurti, tuo pačiu ir pasveikinti su gimtadieniu. Jinai ne per seniausiai registravo savo vaikiną. Jis yra tolimųjų reisų vairuotojas, šiuo metu yra išvykęs vakar su sesė Renata, o dabar norėčiau jai nuotaiką pakelti. Jinai tamsių plaukų, žaliakė mergina, jos šiandieną gimtadienis 22 metai suėjo. Jau sakei šitą. Turi nuostabų šuniuką Šarpėjų vardu Gučis. Jinai yra susižadėjusi su vaikinu, šiuo metu yra, gerai, tai Šarpėjus, Gučis, tai bus berniukas. Aš manau, padarysim, kad būtų kitaip. Manfredas rytoj mus priims, kaip pas gydytojus. Užsirašėm? Tai viskas, kol kas. Viskas, kol kas. Gerai, tai kaip suprantu, numerį turim ir bandysim pakankinti kažką tai, na? Labai gerai. Tram, pam, 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 pam. Tai viskas, kol kas. Įdomu, kiek ilgiausiai tiesioginėme eteryje buvo tylos. Manau, kad kiek ten sekundžių buvo. 7, po to įsijungia Automatas. automatas ir iš centriuko pradeda groti belen koks muzons. Klausau. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, prašau, aš kalbuosi čia dabar su Vilma. Taip. Labai smagu, Vilma. Mano vardas yra Šarūnas. Vilma, aš žinau, kad jūs auginat labai gražų šuniuką, Šarpėjų. O iš kur žinot? Čia mano draugė kirpykloje pasakė. Matot, koks tai yra dalykas. Šiek tiek gal keistai nuskambės, šiek tiek juokingai, bet siūlau jums tokią bizniuką mažą. Iš tikro. Dėl to, kad greitų metų čia dabar mano mažylė, mano pantį dabar rujos, ar ne? Ir mes ieškom kažkokio gražaus, tokio, žinot, veislinio šunelio, kad sukirkti. Ir ne pirmą kartą iš tikrųjų šitą dalyką darysim, bet, žinot, vis ten labai yra panašus visų layoutas ir mums reikėtų šiek tiek jį pakeisti. Ir Vilma, jūs neįsigas, kad žinokit, yra esmė tokia, kad ir kiek be gimtų šunelių, iš tikrųjų vienas iš jų priklauso jums ir dažniausiai tai būna berniukas. Tai kad mano šuniukai tik tais 2 mėnesiukai. Tai aš apie dėl ko ir kalbu, suprantat, labai gerai yra, kad viskas šviežia. Šviežia. O čia biš man balsą kažkuria sugirdėjus, ar kartu čia tik nebūsit iš Zip FM. Zip FM, nebūsime Zip FM, nes esame iš Zip FM, radis. Zip FM. Labas, Vilma. Vilmutė, tai tas 2 mėnesių, sakai, šuniukas dar negalėtų taip daryti, ar ne? Ne, tai aišku, kad ne jaunas dar. Stūbė. O kada jis galės jau daryti? Nešvagybės čia siūliau. Tai kas čia mane jau taip užregistravo? Tave užregistravo anonimas iš Mažeikių. Parašė draugai. Draugai iš Mažeikių. Prisistatys gal patys. Šiaip nori pasveikinti jie su gimtadieniu. Tai sveikinam ir mes tave šiandieną su 22 gimtadieniu. Valio! Bravo! Ačiū. Tai vat, na kągi. Ar džiaugiesi šuniuku? Tai aišku. Koks vardas yra? Esu parsivežusi. Pusitiukas? Vardas Gučis? Taip. Kaip tu čia taip originaliai sugalvojai? Ai, nežinau, patiko. Gučis. Kur Žiūrėjau ir... žiūrėjai internete ir žiūri, kad Lietuvoje populiariausias mažo šuns vardas Gučis. Galvoju, reikia ir man tada. Išskirtinis. Tikrai negirdėjau. Kryžmantas išskirtinis yra. Jo. Čia berniukas, ar ne? Turėsiu dar vieną, tai būtinai tokį ir uždėsiu. Snarglymantas arba fekalijos, va čia yra išskirtiniai vardai, o Gučis tai. Gerai, ačiū, kad pakėlėt nuotaiką. Prašom, pabučiuok savo Gučiuką, pusičiuką. Už tortą mes dar netokius bairius mokam padaryti. Tai prašom į svečius. Tai adresą žinai, atsiųsi gal. Gerai, būtinai. Gerai, Vilma, ačiū, iki. Ačiū, Vilma, iki. Iki. Oi.